Ir vėl matau klausimus apie neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymą. Ar man taikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį, ar netaikyti, dirbu vienoje darbovietėje, dabar pradėsiu dirbti dar kitoje, ar abiejose taikyti NPD. Tai žiūrėkit, neapmokestinamasis pajamų dydis tai yra toks dydis, kuris yra neapmokestinamas gyventojų pajamų mokesčių. Ir kai gaunate algą, tai tam tikra pajamų suma gali būti neapmokestinama pajamų mokesčių. Ir kuo jūsų atlyginimas yra didesnis, tuo neapmokestinamasis pajamų dydis yra mažesnis. Mažesnė suma gali būti neapmokestinama pajamų mokesčių. Tai jeigu dirbate keliose darbovietėse, tai ir nenorite kitais metais deklaravę pajamas primokėti, grąžinti mokesčių inspekcijai, kaip norit taip vadinkit, tai netaikykite NPD iš viso. Reiškia, visus metus gausite mažesnį darbo užmokestį, nes bus apmokestinamas nuo 1 euro gyventojų pajamų mokesčių jūsų darbo užmokestis, bet kitais metais deklaruojant pajamas tikėtina nereiks nieko grąžinti valstybiniai mokesčių inspekcijai. Tai tiek.